Tiesiog aš manau, kad daugelio ligų, lėtinių ligų atveju net yra dabar mokyklėlės artimųjų ir sergančiųjų diabetu ir priklausomybių ligomis, ir atopiniu dermatitu. Yra informacijos artimiesiems, aplinkai, tai pasinaudoti, pasidomėti, kur tai vyksta. Ir aš manau, kad yra psichologų, psichoterapeutų, kurie gali padėti sergančiojo artimajam suvokti situacijos sunkumą, rimtumą ir tiesiog sudėlioti to paciento artimajam visą tos informacijos apie ligą tiesiog priėmimo eigą. Egzistuoja visą laiką iš pradžių neigimas, pasipriešinimas, tai yra klasika ir tai yra neginčijama, tai kad žmogus išgirstų iš specialisto, tai aš manau, kad reikia pasinaudoti artimiesiems ir psichologo pagalba. O kartais yra šiaip žmonių labai besidominčių, patys jie randa informacijos ir tiesiog netrukdo, padeda gydytis pacientui. Kitaip jau nebus.